Sveiki visi. Ar gerai girdite? Jeigu girdite, tai parašykite į susirašinėjimą tada, kad žinotume, jog garsas yra geras. Kol kas dar jokių reakcijų negaunu, tai nežinau, ar girdit mane visi. Matau, rašot. Garsas geras. Puiku. Tai sveiki visi. Prisijungę prie skaitimo skatinimo akcijos Lietuva skaito 2026. Kaip ir kiekvienais metais Lietuvos leidėjų asociacija ir spausdininkų asociacija organizuoja nuotolinės pamokas Lietuvos moksleiviams ir šiandien turim ypatingą pamoką inicijuotą spausdininkų. Tai pamokos pavadinimas yra spausdinta knyga Kokias paslaptis slepia popierius. Man pačiai labai įdomi tema ir perduosiu žodį pamokos mokytojai Daivai, kuri pristatys daugiau ir smulkiau, apie ką šiandien kalbėsimės. Dėkui, dėkui labai, laba diena, sveiki visi, labai džiaugiuosi, kad prisijungėt prie mūsų pamokos iš tiesų. Tokie techniniai dalykai, be abejo, kad šiaip jūsų mikrofonai užtildyti, bet jeigu pamokos pačios eigoje kils klausimų, tai jūs tiesiog drąsiai rašykite į čatą, galite rašyti iš karto į čatą, Kristina prižiūrės jį, bet į pačius klausimus aš atsakysiu jau tada gale. Tikrai liks laiko kažkiek tai ir mes galėsime tos klausimus atsakyti, kokie jie bekiltų. Tai va, tai aš tada labai ir nedelsiu, iš karto pradedu. Kaip ir matot, pavadinimas spausdinta knyga Kokias paslaptis slepia popierius. Tai pirmoji skaidrė labai puikiai susieja mane ir mano darbo specifiką, mano darbą, nes aš esu Daiva Mažvilaitė Varnienė, o popierinė varna simbolizuoja tai, kad aš dirbu Antalija ir su popieriumi dirbu kiekvieną dieną. Popieriumi spaudai, popieriumi knygoms, įvairiems leidiniams ir panašiai. Mano pagrindinis darbas ir yra bendrauti su knygų leidėjais, spaustuvėmis, dizaineriais ir visada padėti jam nepasiklysti tam plačiajam popieriaus pasaulyje. Tai dėl to ir pats pavadinimas mūsų pamokos, kad spausdinta knyga Kas slepia popierius, į popierių labiau ir koncentruosiuos. Ir aišku, šiandien artėjant spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai, kuri bus jau rytoj, aš jums būtent pasirinkau ir noriu papasakoti apie spausdintą knygą dalykų, apie kuriuos galbūt jūs nesusimastot, kai imat popierinę knygą į rankas. Ir labai tikiuosi, kad po šios pamokos galbūt labiau atkreipsit dėmesį į kai kurios dalykus. Bus įdomiau imti knygą į rankas ne tik dėl pačio turinio, kurį skaitot, bet ir dėl pačios knygos fizinės formos. Tai va, tai kokiosgi čia tos paslaptis, kurias slepia popierius? Pirmiausia, be abejo, yra istorija. Istorija pačio popieriaus, kuri prasideda net 4500 metų prieš mūsų erą. Ir pats toks, pirmasis variantas jau medžiagos, žaliavos, ant kurios būdavo rašoma, buvo papyrusas. Jūs matot augalą papyrusą ir iš jo gaminama pagrindą rašymui. Kodėl tas raštas iš esmės yra toks svarbus? Nes užrašius būtent pačią informaciją, žinias visas sukauptas, perduoti ir išlaikyti išties daug lengviau nei perduoti žinias ar informaciją žodžiu, iš lūpų į lūpas. Ir, raštas būtent, rašymas, užsirašymas padeda užtikrinti tos pačios informacijos tikrumą ir autentiškumą. Įsivaizduokit, kai jūs kalbatės su draugais ir norit perduoti tam tikrą informaciją. Jūs sakot
turit minty tam tikrą informaciją, jūsų draugas dažniausiai priima tą informaciją jau kiek kitaip per save. Jeigu jis toliau perduos tą informaciją, tikėtina ji bus dar šiek tiek pakitusi, na ir taip be galo be krašto. Ta kuo ilgesnė grandinėlė žodžiu perduodamos informacijos, tos iš lūpų į lūpas perduodamos informacijos, tuo dažniausiai ir nuokrypis informacijos būna didesnis. Tai vat būtent raštas užtikrina ir užtikrindavo, kad ta informacija, kokia įrašyta, ji autentiška tokia ir išliks. Kitas dalykas, vat būtent tos informacijos ilgamžiškumas ir išlikimas. Nes perduodama informacija žodžiais, tai jeigu mes ir atmestumėm tai, kad jinai kažkiek kinta, išsikreipia ir panašiai, tai kai perduodam informaciją žodžiais, yra toks tyrimas padarytas, gal kada ir esat girdėję, kad jau po vienos dienos atmintyje pas mus lieka 50% perduotos informacijos, po kokių 3 dienų apie 30% lieka informacijos, na, o po savaitės ir švis tik 10% informacijos, kurią esam išgirdę, kurią esam tuo momentu tarsi įsisavinę. Tai vat čia jums irgi toks priminimas, kalbant apie pamokas, tam ir reikalingas kartojimas. Kuo daugiau ir kuo dažniau kartosite, tai tuo ilgiau ta informacija išliks. Na, bet kai yra raštas, tai užtikrina būtent tos informacijos ilgamžiškumą. Ir aš čia daug, aišku, kalbu apie tą raštą, būtent apie žinių informacijos išlikimą. Tai kalbant apie istoriją toliau, popieriaus atsiradimo, šiaip istorija, popieriaus gamybos gal labiau, tokio gamybos būdo, koks jis pagrindiniai principai, kokie yra ir dabar. Tai ta istorija prasideda 105 metais ir vienur rašoma, kad imperatorius, kitur, kad valdininkas Cailunas, būtent iš Kinijos, pirmasis aprašė tą popieriaus gamybos būdą. Ir jie, būtent kinai sugalvojo, kaip greičiau ir lengviau pagaminti popierių. Ir vėlgi, kuo daugiau popieriaus, tuo daugiau galimybių užrašyti informaciją, įvairias žinias, patirtis ir jas išlaikyti ir perduoti, kaip ir minėjau, nepakitusias. Ir dėl to, irgi sakoma, kad tas išradimas buvo labai svarbus ir saugomas, nes būtent popierius palengvino žinių perdavimą, mokymosi galimybės ir skatino švietimą. Teigiama, kad popierius, būtent popierius, būtent šitas atradimas prisidėjo prie spartaus Kinijos vystymosi tais metais, nes, kur popierius, ten ir greitesnis civilizacijos vystymasis. Kinai labai saugojo šitą paslaptį ir, kaip matot, pagal datą, sekanti data yra 610 metai, kai jau popierių pradėjo gaminti japonai, o vėliau ir arabai. Toks galbūt irgi pastebėjimas apie patį popierių, kad tas gamybos būdas koks. Pagrindiniai principai yra tokie. Yra augalai, jie yra smulkinami, maišomi su vandeniu, ta masė tam tikrų santykių išformuojama, dedama ant, tokio kaip kiaurasamčio ant tinklelio, džiovinama ir taip gaunamas popierius. Toks labai tarsi paprastas būdas. Kadangi Kinijoje augalų netrūko, tai daugiausia būdavo tas popierius iš augalų. Tuo tarpu arabai 610 metais, kai pradėjo, tiksliau vėliau jau pradėjo gaminti popierių, rytuose su augalais sudėtingiau, jie gamindavo, tokiu pačiu principu, popierių gamindavo iš panaudotų tekstilės atraižų, audinių, tekstilės atraižų, lino, drobių ir panašiai. Tai toks galbūt būtų pastebėjimas. Žiūrint tą istoriją toliau, tai ilgą laiką be abejo popierius te buvo informacijos nešėjas ir manoma, kad rasta yra, kad seniausias dokumentas Europoje, būtent Sicilijoje, pasirašytas ant popieriaus, yra datuojamas 1109 metais, o Ispanija buvo pirmoji Europos šalis, kuri įsisavino popieriaus gamybą. Vėliau be abejo, popieriaus gamyba išplito ir toliau po Europą, ir Vokietijoje, Italijoje, Anglijoje, bet šiaip vyravo irgi, daugiausia Europoje vyravo ta gamyba iš įvairių tų lininių, medvilninių
atliekų atraižų skudurų. Iš to gamindavo popierių. Tik XIX amžiuje, kaip matote ir skaidriai, įsigalėjo jau būtent popieriaus gamyba iš medienos. Ir iki šių dienų popieriaus gamyba iš medienos ir yra ta didžioji dalis gaminamo popieriaus. Pagrindinis, aišku, pagrindinis dėmesys, kai jau įsigalėjo ta popieriaus gamyba, pagrindinis dėmesys būdavo, kaip pagaminti to popieriaus daugiau ir pigiau, kad ant jo galima būtų tiesiog kuo daugiau atspausdinti, parašyti, kuo daugiau pernešti tos informacijos ir kuo daugiau pasidalinti. Ir tas popierius iš esmės būdavo toks, kartais lygus, kartais šiurkštesnis, niekada nebūdavo labai baltas, tikrai, toks gelsvas, pilkšvas ir panašiai. Bet viskas pasikeitė 1888 metais. Ir būtent tuo metu atsirado iniciatyva, kad popierius galėtų būti ir pramoniniu būdu ir gražesnis gaminamas. Nes tais metais, nes iki to aukštuomenė, tarkim, turėdama geresnės finansinės galimybės, jie korespondencijai savo naudodavo laiškam, naudodavo rankų darbo popierių, kuris būdavo baltesnis, šviesesnis, su tam tikra tekstūra, iš esmės, ir turėdavo reljefą, tam tikrą baltumą. Ir žvelgdamas į tokią neteisybę, Londone veikusio popieriaus fabriko vadovas Edvardas Percy Barlow išsikėlė savo tokią ambicingą tikslą, kad gražus popierius, šviesus, gražus, tekstūrinis popierius tikrai turėtų būti prieinamas visiems. Jo išties buvo didžiulis noras gaminti būtent tą gražųjį popierių. Taip atsirado būtent, taip gimė Conqueror prekės ženklas arba Conqueror popierius, kuris iš tiesų žinomas visame pasaulyje, ypatingai tiem, kurie dirba su popierium. Ir netgi yra tekę matyti, kad Anglijoje kai kuriuose romanuose netgi rašoma, kad tokia kaip ištrauka: sėdau rašyti laiško, paėmiau į rankas laiškams skirto Conqueror popieriaus lapą. Įdomu irgi tai, čia šiek tiek irgi iš istorijos, kad šio popieriaus unikalumas, jeigu jų matosi kažkiek ekranuose, tas baltas kvadratėlis, tai yra tokia bangelių tekstūra, leit vadinama tekstūra. Tai jinai ne tik tai turi estetinę atlieka funkciją, kad tai yra gražiau, puošniau, bet ir yra labai techninė funkcija, nes būtent bangelės leidžia rašant ranka išlaikyti lygią eilutę. Pagal būtent bangelės galima orientuotis, kaip rašyti. Vat kaip pas jūs sąsiuviniai suliniuoti arba su linijom arba su langeliais, tai va tokią linijų funkciją atliko būtent ta bangelių tekstūra. Ir kas čia jau dėja, kai fiziškai nesimatom, jum galbūt ir nesimato, yra dar tokios statmenos vandenženklinės linijos ir irgi atlieka tam tikrą savo funkciją, nustato tarsi paraštės, atitraukimą vienodą nuo krašto ir panašiai. Tai vat, jei kada sumąstytumėt rašyti laišką apie knygą arba knygos aprašymą, galima jį rašyti ir ant tokio būtent rašymui skirto popieriaus. Ir šiaip būtent šis prekės ženklas pirmasis ir pradėjo naudoti vandens ženklus popieriuje. Toks irgi iš retesnių, įdomesnių dalykų. Ir kągi su tuo prasideda iš esmės popieriaus tokia kaip ir estetikos era. Ir Conqueror kaip ženklas teigia, kad kiekvienas turi istoriją ir tik tai, kaip tu ją pasakoji, daro tave unikalų ir išskirtinį. Popierius, kurį renkatės, išreiškia jūsų vertybės ir identitetą ir būtent popierius gali parodyti, kas jūs esate. Iš čia ir šūkis Conqueror yra Trust it to tell your story.
Taip, galbūt knygų ir nespausdina ant Conqueror popieriaus, bet spaudos dalykų įvairių tikrai galima padaryti, jei kada tapsit dizaineriais, grafiniais dizaineriais, tai tikrai susipažinsit su daugeliu popieriaus rūšių iš arčiau. Kągi, tęsiant tas knygos fizinio kūno, knygos popieriaus paslaptis. Istorija buvo viena dalis, popieriaus sudėtis. Irgi, į ką galima atkreipti dėmesį, tai iš ko gaminamas popierius. Kaip jau ir minėjau, kad taip, didžioji dalis visgi gaminama iš celiuliozės arba kitaip tariant iš medienos. Ir čia tiesiog pateikta tokia labai supaprastinta schema, kaip tas popierius gaminamas. Nuo medžio rasto iki pat popieriaus išformavimo, supjaustimo ir tai, ką jau jūs gaunat knygų, vadovėlių, biuro popieriaus pavidalu ir panašiai. Ir ilgus metus iš esmės popieriaus pramonė, požiūris tiksliau į popieriaus pramonę būdavo ganėtinai neigiamas ir dabar jisai nėra labai ko gero teigiamas, nes akcentas visada dedamas, na, tai kertami medžiai. Kertami medžiai ir iš to gamina popierių. Tai norėčiau šiek tiek prasklaidyti tuos mitus ir tą neigiamą požiūrį. Be abejo, medžiai yra kertami, bet vienas iš pagrindinių dalykų, kad šiaip iš esmės popieriaus pramoniai naudojama tik tai dalis medienos, visgi geroji, didžioji dalis medžio kaip po tokio medienos keliauja į statybų pramonę, baldam pagaminti, statiniams statyti ir tik tai tam tikra dalis iki 15 berods centimetrų diametro jau naudojama būtent popieriaus gamybai. Tai tokia, sakyčiau, nuo baldų pramonės likusi atlieka, kuri naudojama būtent popieriaus gamybai. Kitas niuansas irgi. Čia matot, kas matot, Baltaragio malūnas, tikiu, kad 9-12 klasių moksleiviai puikiai žinot šitą knygą, bent jau turėtumėt žinoti, nes mano tai devintokai tikrai ją privalomajam sąraše turėjo skaityti. Tai pasirinkau tokį jum artimesnį pavyzdį. Irgi klausia, o kiek medžių reikia, kad pagamintų tam tikrą skaičių lapų, popieriaus ir panašiai. Tai paskaičiavau Baltaragio malūnui, tarkim, kuris yra, tokio standartinio knygos dydžio, 190 puslapių yra, arba 80 lapų. Ir kaip galvojat, kiek prireikė medžių pagaminti šiai knygai? Galit nerašyti, tiesiog porą akimirkų, kas norit pagalvokit, paspėliokit savo mintyse ir aš tuoj pasakysiu atsakymą. Tai Baltaragio malūnui 80 lapų, 190 puslapių prireikė 2 procentų medžio. Tai yra tik 2 procentai viso medžio ir reikalingi pagaminti tokiai knygai. Arba, jeigu kai skaičiuosim atbulinę tvarką, čia matematikos pamokėlė, gali pasitikrinti kalkuliatorium arba ne, vienas medis, tai maždaug apie 4300 tokio dydžio lapų, kaip standartinės knygos. Ir iš to mes turim, kad vieno medžio vidutiniškai užtenka 53 tokio pobūdžio knygom. Tai ar daug ar mažai, negalėčiau spręsti, man netrodo, man atrodo, kad iš vieno medžio tai pakankamai didelis kiekis šitų knygų išėjo, bet kiekvienas sprendžiam pagal save. Tai iš medienos taip, didžioji masė popieriaus gaminama iš medienos. Kitas variantas, kuris irgi dažnai sutinkamas ir pastaruoju metu ganėtinai dažnai ir teiraujasi, tai popierius gali būti gaminamas ir iš makulatūros. Tai visi jūsų teisingai išrūšiuoti popieriniai dalykai tikrai nenukeliauja veltui, iš jo gaminamas būtent perdirbama ta masė ir tada gaminamas kartais ir vienoks popierius, kartais kitoks ir spaudos popierius tame tarpe ir netgi būna ir retai naudojama knygų spaudai, būtent makulatūrinis popierius, bet būna ir čia
jūs paveiksliuke matot knyga ir šalia padėtas lapas toks šviesesnis, tai norėjau tiesiog parodyti, kad taip, makulatūrinis popierius jis visada bus šiek tiek pilkšvesnis, o leidyboje, būtent knygų spaudoje, jis dažniausiai naudojamas arba jeigu labai tinka pagal dizainą, tas jo, tarkim, pilkšvumas, arba jeigu labai tinka idėjiškai, kaip šiuo atveju namai be atliekų knygai, na, tikrai norėjosi tokio popieriaus, kur jau tikrai drąsiai gali teikti, kad jam pagaminti nebuvo nukirstas nei vienas medis. Dar vienas toks tiesiog įdomesnis variantas, nes popieriaus sudėtis ji gali būti labai įvairi. Ir pastaruoju metu tikrai vis galvojama, kaip pernaudoti kažkokią kitokią masę, įdomesnę masę suformuoti, ne celiuliozę, ne tik makulatūrą, bet dar kažką tokio įdomesnio. Tai čia tiesiog vienas iš man asmeniškai įdomesnių variantų. Jis, aišku, pradėtas gaminti dar 2017 metais, jau pakankamai nemažai to laiko, bet jo unikalumas yra tas, kad tai yra popierius gaminamas iš perdirbtų vienkartinių kavos puodelių. Kavą išsinešimui daug kas mėgsta, ji yra tikrai labai populiari ir dažnai naudoja, dabar aišku, galbūt daugiau jau įsigali kultūrą ir turėti daugkartinius puodelius, bet iš esmės tie vienkartiniai puodeliai, bent jau anksčiau, būdavo didžiulė problema, nes tai yra mišrus pluoštas, popierius plus plastikas ir jo perdirbti praktiškai neįmanoma. Kaip po tokio, jis arba deginamas, arba utilizuojamas kitais būdais. Tai vat anglai būtent Didžioji Britanija sugalvojo, atsiprašau, Jungtinė karalystė, jie sugalvojo, kaip atskirti plastiką nuo popieriaus ir tada iš tos celiuliozės būtent gautos, iš to perdirbto popieriaus ir gaminamas štai šitas popierius. Tai tokiu būdu galima irgi ženkliai prisidėti prie aplinkos tausojimo, prie mažesnio tiesiog poveikio gamtai. Dar viena paslaptis arba tiesiog savybė, į kurią galima atkreipti dėmesį imant knygą į rankas, tai popieriaus paviršius. Jis būna išties labai skirtingas ir tiesiog du tokie pagrindiniai galbūt tiksliau dvi tokios pagrindinės skirtingos rūšys. Tai vienas būna natūralaus paviršiaus, šiurkštoko tokio malonaus liesti paviršiaus. Jis būtų panašus kaip popierius, ant kurio jūs piešiat. Tai mes jį vadinam nekreidiniu popierium, bet iš esmės toks to natūralaus pojūčio. Kitas variantas gali būti labai lygus, labai slidus, kartais netgi ir blizgus arba matinis paviršius. Ant tokio popieriaus labai gerai atsispausdina ryškios spalvos, intensyvios spalvos ir kiekviena detalė puikiai matoma. Anksčiau daug tokio naudodavo žurnaluose šiaip. Tai čia jau mes tai vadinam kreidiniu popierium. Tai vat irgi galite atkreipti dėmesį, imdami knygą į rankas, koks popierius, ar to natūralaus paviršiaus, ar to tokio labai lygaus slidaus paviršiaus. Ir šiaip keletas tiesiog pavyzdžių. Natūralaus paviršiaus, aišku, ir natūralaus to atspalvio spausdintas knygas visuomet būna patogiau skaityti, nes labai matinis tas paviršius neblizga, negaudo atspindžių, šviesos ir panašiai. Ant tokio popieriaus irgi skaitant, ypatingai kai daug teksto, nepavargsta akis. Aišku, šis popierius turi ir tą tokį jutiminį dalyką, kad jį malonu tos puslapius versti dažniausiai, malonu liesti, tokią emociją irgi apie knygą kuria. Tai vat šalia turinio turit ir fizinį kūną knygos, kuris tikrai, teisingai parinktas, sustiprina nešamą žinutę. Tas slidusis vadinamas, kartais ir, kaip ir sakau, blizgus, naudojamas, dažniausiai jį sutiksit įvairiuose albumuose. Fotoalbumuose, meno kūrinių, būtent kataloguose, reprodukcijas spausdinant, nes, kaip ir sakiau, jis labai puikiai ant jo labai puikiai perteikiamos spalvos, visos detalės puikiai matomos ir spalvos jos būna ryškios ir intensyvios.
Dar vienas niuansas apie popierių irgi, į ką galima atkreipti dėmesį, tai be abejo atspalvis. Irgi, galbūt esat kada atkreipę dėmesį, gal ne, gal nuo šiol atkreipsit, tai popierius gali būti skirtingo baltumo. Aš nekalbu apie spalvotą, bet būtent dažniau skiriama knygom popierių, tai gali būti labai baltas, gali būti gelsvas ir irgi nuo to pasirinkimo priklauso daugelis dalykų ir vienas iš tų dalykų yra tai, kaip lengva bus skaityti tekstą ir kaip ilgai norėsi skaityti tekstą. Nes kuo baltesnis popieriaus paviršius, tuo ryškesnis kontrastas tarp spaudos ir tarp popieriaus paviršiaus ir ilgainiui visgi žmogaus akis pavargsta nuo to kontrasto ir nuo to tokio intensyvumo ir ryškumo. Už tai dažniausiai, jeigu yra labai daug teksto, įvairios tekstinės knygos, grožinė literatūra, tai pastebėsit, kad tas popierius būna toks natūraliai baltas arba gelsvas, tai atlieka ir tą funkciją, kad ant jo malonu skaityti būtent tekstą, nėra tokio didelio kontrasto, tiesiog akis ilgiau nepavargsta ir mieliau skaitoma. Ir aišku, visgi atspalvis irgi duoda tokią tarsi savo emociją, tokį retro kartais jausmą, vintažinį tokį pojūtį, tokios šilumos šiek tiek priduoda tos per emociją, jeigu žiūrėtume. Dar vienas dalykas, irgi, kas daug knygų skaito arba turi daug knygų namuose, manau, esat gal net pastebėję, yra tam tikras ir popieriaus gyvavimo ciklas. Ir daugelis popierių gaminami taip, kad jie ilgainiui nekeičia savo atspalvio, nei spalvos, negelsta. Tačiau knygom būtent skirtas popierius, tas toks šiurkštus, toks purus, porėtas, natūralaus to atspalvio, gelsvo, natūralaus baltumo. Tai toks popierius, jis turi savo gyvavimo tikslą ir laikui bėgant gelsta ir gali tiesiog ir pastebėti, kad vienas knygas atsiverčiu ir tiek puslapiai, tiek kraštai knygos, jie yra identiško vienodo atspalvio. Tuo tarpu tekstinės, grožinės literatūros knygos, tikrai tie romanai, tos storosios knygos, storos, bet lengvos knygos, iš esmės labai dažnai, ypač jeigu pabūna ant saulės, nes tai atsitinka, tas gelsvėjimas nutinka būtent dėl ultravioleto, kur iš saulės ir būtent tokią knygą atsivertus, vidiniai puslapiai kaip ir šviesus, o kraštai pagelti. Ir tas pageltimas irgi gali būti viena briauna geltonesnė, kita netokia geltona. Žodžiu, yra tam tikras gyvavimo ciklas būtent knygoms skirtuose popieriuose arba knyginiuose popieriuose, kaip mes sakom. Ir vėlgi tenka pastebėti, vieniem tai siejasi su tokia tarsi, tai jau čia sena, kaip ir nemalonu, pagelto, gal brokuotas, čia popierius pasitaikė, o kiti žiūri į tai kaip tik tarsi autentika, tai vadinasi, jau kiek metų ta knyga skaičiuoja, ilgai tarnavo, tai kaip pažiūrėsi. Ir tik tiek, kad galiu pasakyti, taip, gelsvėjimas yra natūralus procesas, nėra nei gamybinis, nei popieriaus gamybos brokas. Dar vienas dalykas, kurį irgi apie popierių noriu pasakyti, tai jau kalbėjom apie gamybos procesą iš celiuliozės. Tai vėlgi, kaip ir sakiau, gana neigiamas požiūris ilgą laiką buvo į popieriaus gamybos pramonę, tačiau iš esmės norėčiau paadvokatauti, kad taip, per ilgainiui iš tiesų popieriaus gamybos pramonė daug investavo į tai, kad ji nebūtų tokia tarši ir kad darytų kuo mažesnį tą poveikį aplinkai. Ir tikrai įvairios yra sertifikavimo sistemos, kurių gamyklos laikosi, mažina ir energijos suvartojimą, keičia energiją saulės ir vėjo energiją, siekia ir to anglies dvideginio CO2 neutralumo, tiesiog irgi mažina jį pagal išgales.
Ir be abejo irgi, kas sakoma apie popierių, kaip bebūtų, tai juk irgi jis gaminamas iš atsinaujinančių šaltinių, iš medžio, kuris auga ir nėra iškastinis, sakykime, kuras. Tai tik tiek, kad būna pastaba, bet medžiui užaugti užtrunka laiko. Taip, tiesa, bet didžioji dalis Europoje vienas dalykas gaminamų popieriaus, kaip ir sakiau, laikosi griežtų reikalavimų, o šiaip daugiausia gaminama Skandinavijoje, jie turi tikrai labai senas miško auginimo tradicijas ir nėra taip, kad nukirtau, pagaminau ir pamiršau viską. Ten vyksta nuolatiniai procesai, nukirto, atsodino, prižiūri, augantį, retina ir taip toliau ir panašiai, laikantis tų visų taisyklių. Dar vienas niuansas dėl popieriaus, jis lengvai perdirbamas ir jeigu taisyklingai rūšiuosit popierių, tai tikrai jį galima perdirbti ir vis panaudoti iki 6 kartų, o šiaip naujausiais tyrimais esu mačiusi, priklausomai nuo rūšies matyti ir nuo pobūdžio pačios makulatūros, kad ir 25 kartus galima perdirbti popierių. Tai vat. Dar vienas irgi dalykas, čia jau prašysiu Kristinos pagalbos, tai popieriaus garsas. Ar žinojote, kad skirtingas popierius turi ir skirtingą garsą? Ir aišku, galbūt kasdienybėj klausa, skaitant popierių, vartant puslapius, mums ir nedaro ten didelės įtakos, kai renkamės kokią knygą skaityti ar kokį gaminį iš kokio popieriaus gaminti. Tačiau popieriaus garsas iš esmės visgi kelia vienokias ar kitokias emocijas ir nepalieka abejingo. Tai vat Kristinos paprašysiu, kad paleistų popieriaus garso įrašą. Paklausysim, tiesiog duodu minutę tokiam ramiam paklausimui. Gerai. Įjungiu tuomet. Taip. Taip, sveiki sugrįžę iš meditacijos. Tuoj sugrįšiu tik tai aš irgi. Atgal prie savo skaidrių. Tikiu, kad kai kuriem buvo, bet kuriuo atveju turėjo būti įdomu paklausyti. Kai kuriem malonus garsas, kitiem gali būti galbūt ir ne visai malonus garsas, bet kaip ir sakiau, abejingų, manau, nepalieka garsai. Ir aš čia daug kalbėjau apie ir labiau akcentavau popierių būtent apie vidinius tos puslapius, į ką jūs galite atkreipti dėmesį, dabar imdami knygas ar leidinius. Bet dar vienas dalykas yra knygos viršelis. Ir knygos viršelis be abejo, tai yra ta knygos dalis, pirmas tiesiog dalykas, kurį mes matome dar net nepalietę knygos. Tai būtent tas knygos viršelis. Ir galbūt irgi atkreipė dėmesį, gal ne, gal atkreipsit. Knygos viršelis gali būti tiek minkštas, toks panašiai kaip jūsų vadovėliai, daugelis bent jau, ir pratybų sąsiuviniai, tą turi tokį kartoninį, paprastą minkštą viršelį, o gali būti kietas viršelis. Tai kietas viršelis, kaip dažniausiai būna
knygų romanai, tos storesnės knygos, dažnu atveju ir su kietu viršeliu. Ir tas kietas viršelis tai yra būtent didelio storio makulatūrinis kartonas, dažniausiai apklijuotas tam tikra medžiaga. Tai gali būti popierius, gali būti slidus popierius su tekstūra, natūralaus paviršiaus ir panašiai, daug įvairių. Tai kas mėgsta tą taktiliką, tikrai būdami kokiam knygyne ar bibliotekoje, atkreipkite dėmesį, kokie skirtingi visgi gali būti tie viršeliai. Ne tik tai savo dizaino, bet būtent ir medžiagų pasirinkimo. Ir pastaruoju metu dėl to irgi noro natūralumo, iš esmės viršeliam dažnai naudojamas popierius, jis yra specializuotas būtent knygų viršeliam, tai gali būti popierius, spalvotas, baltas, su tekstūrom ir panašiai. Bet iš tokių įdomesnių, tarkim, gali būti ir audinys, drobė, irgi dažniau kokiam albumam naudojamas, ar jau ten tokios ilgesnė išliekamąją vertę turinčiom knygom, tai irgi gali būti įvairių storių, įvairių spalvų, o įdomesnė tekstilė, drobė, kuri gali būti naudojama viršeliam, tai yra būtent vadinasi šiaip Toile Ocean, bet ji iš esmės unikali savo gamybos būdu, nes mūsų tarsi nebestebina perdirbtas popierius, netgi ir audinių, tekstilių gali būti perdirbtų, bet čia įdomu tai, kad šis audinys pagamintas iš pietryčių Azijos pakrantėse surinkto plastiko. Mes Lietuvoje tai turim ir depozito sistemą, ir šiaip, manau, esam pakankamai tikrai geri rūšiuotojai ir to plastiko nebemėtom taip, kaip būdavo kažkada. Azijoje tai vis dar problema ir būtent kompanija, kuri užsiema Azijos pakrančių švarinimo, surenka būtent tą plastiką. Iš to plastiko gaminamos granulės, kaip galit pamatyti skaidrės žemesnėje nuotraukoje. Surenkamos granulės, iš tų granulių galima pagaminti siūlus ir iš tų siūlų be abejo gaminamas audinys. Tai vat būtent tuo ir įdomus šis audinys, kad iš būtent visiškai perdirbto plastiko pagamintas audinys. Yra toks įdomus paskaičiavimas, Harry Potterį, tikrai turbūt didžioji dalis skaitėt, jei neskaitėt, tai matėt, o jei filmą, o jei nematėt, tai tikrai girdėjot apie tokį. Tai, žodžiu, yra toks įdomus paskaičiavimas, kad jeigu pirmoji Hario Poterio serijos dalis būtų spausdinama dabar ir jos viršelį būtų naudojama būtent šita medžiaga, tai iš vandenyno būtų surinkta net 75 milijonai pusės litro plastikinių butelių. Tai toksai įspūdingas skaičius, kalbant apie tiražą ir galimybės ir, aišku, kokią įtaką gali daryti dizaineris, leidykla, jūs patys, rinkdamiesi, koks bus viršelis knygos ir panašiai. Apibendrinimui tiesiog, kiek norėjau papasakot būtent apie patį popierių, į ką galite atkreipti dėmesį, tai dar tiesiog vienas dalykas, du paveiksliukai, jum kaip ir puikiai, manau, pažįstami objektai rankose. Tai popieriniams knygoms iš esmės senokai prognozuojamas išnykimas, tačiau tyrimai rodo, Skandinavijos čia konkrečiai tyrimai, kad jaunoji karta visgi teigiamai priima spausdintą mediją ir išties skaito ne tik spausdintas knygas, bet ir žurnalus. Ir net kartais dažniau jie skaito negu tie, kurie užaugo su rytiniais laikraščiais savo gyvenime. Ir tie tyrimai rodo, kad net 77% apklaustos jaunimo grupės reguliariai skaito žurnalus. Aišku, įvairios studijos iš esmės rodo, kad tekstas, kuris atspausdintas ant popieriaus, yra lengviau ir geriau suprantamas, o tekstas skaitomas ant popieriaus įsimenamas net 70% geriau nei tekstas, kurį skaitome išmaniuosiuose įrenginiuose.
Kodėl tai vyksta? Iš esmės, turbūt tikrai ganėtinai paprastas dalykas, kad, nes žmogaus akis skirtingai tiesiog priima vaizdą ir smegenys tai skirtingai apdoroja. Nes skaitant ekrane, paprastai, juk patys atkreipkite dėmesį, kaip jūs skaitot. Tiesiog skrolinas. Pasižiūrit, trumpam sustoja kažkur žvilgsnis, kažką paskaitot ir dažniausiai, tas skaitimas labai labai greitas. O skaitant spausdintą tekstą, šalia to regos pojūčio įsijungia ir lytėjimo pojūtis ir tai sustiprina patį efektą ir įsimenamumą, ir pojūtį, ir malonumą, aišku, skaityti, ir informacijos, priėmimą. Ir aišku, dar vienas pagrindinis turbūt argumentas, kodėl agituočiau spausdintą žodį skaityti, tai tiesiog pertrauka ir poilsis nuo ekrano, nes, būtent knyga ir žurnalas yra savotiška meditacija, toks atsitraukimas nuo tos skaitmeninės erdvės. Tai tiek norėjau jum papasakoti, galvau, kad greičiau susisuksiu, bet nežinau jau kiek minučių liko. Tai mano kaip ir dalis pamokos baigėsi, bet jeigu mes dar turim laiko ir yra klausimų, tai aš mielai pasižiūrėčiau. Taip, tai dabar jeigu turite klausimų, kviečiu juos užduoti į susirašinėjimo skiltį. Per pačią pamoką, Daiva, klausimų nesulaukėme. Tai duokime minutėlę kitą, pasižiūrėsim, ar kažkas kažką dar rašo. Nes nežinau kaip jum, man dažniausiai klausimų nekyla. Kol man pasakoja ir aiškina, aš viską suprantu. Man klausimai kyla tada, kai aš jau pradedu daryti pagal tą informaciją. Jūs, tarkim, vartysit knygą, galbūt tada ir kils klausimų. O kaip ten tas ar anas, tiesiog, tai man visai normali praktika, kad tų klausimų kartais ir nekyla. Tai žinokit, man rodos, Daiva, šį kartą toks pats atvejis, klausimų nesulaukiam. Tai noriu padėkoti jums už tikrai labai produktyvų ir informatyvų laiką, man pačiai buvo labai naudinga. Tikiuosi, kad ir moksleiviai sužinojo daug gerų dalykų. Matau, kad Vilkaviškio Kazimiero Baršausko mokykla dėkoja jums. Tai ačiū jums labai. Ačiū ir ačiū visiems, kurie skyrėt laiko, susirinkot, paklausėt manęs, tai ačiū labai. Ačiū visiems, gražios dienos, iki, Daiva. Iki.